ką, labas rytas, balandžio 10 diena, jeigu neklystu, kem trečia diena Tailande, arba kem antra gal, kaip tik mūsų pusryčius atneša. Thank you. No problem. Va tokie pusrytukai. Nu jo, tai. Aukščiausias lygis. Absoliučiai vienintelis minusas čia kas buvo. Naktį, kai įsijungi kondiškę, jinai vibruoja. Ir per nugarą, per tas paletės, eina tiesiog vibracijos. Ir biškį erzina. Viskas prie ko gali prikipti. Daugiau nieko. Baigėm išsikraustyti, susidėjom daiktus, 11 valanda. Norėjom išnaudoti visą galimą laiką, dar vonę buvau prisipylęs vieną kartą. Nėra daug malonumo šiltoj vonioje gulėti, kai šiaip žiauriai karšta. Sėdint ant tūliko, taip stipriai suprakaituoji, kad net siaubingai. Žiauriai karšta yra iš tikrųjų. Ir dabar, kai pagalvoju, net mums žymiai labiau pasisekė vakar, kad net pradėjo lyt, nes buvo gaiviau biški ir fainiau, ir toj vonioje pagulėt buvo fainiau. Nu ką, šiandien tęsim kelionę į Ranongą. Nu labai gražu čia tikrai. Nu ką, liko valanda kelio šiandien. Sustojom dabar pavalgyti, atvažiavom į tokią įdomią fermą. Savadiką. Čia nereikės mėsos, sakė, tik tai žuvis ir krevetės. Nes jie čia augino jas. Labai valgyti noriu. Sriuba atėjo. Skaniausia sriuba. Skaniausias tom jamas, kurį valgiau Tailande. Europe. Oh, Lithuania. It's tiny, small country. Yeah, Small country. Small country. Oh, smaller than Thailand? Smaller, way smaller. Oh. Ant tiek skani sriuba buvo. Irgi čia... Vietos lapas, paimtas. Jo. Mane nusifotografavo su mumis atnešė šrimpų galvų. Fraintas šrimpų galvas. Daug Domantui kaip patiktų šitas. Palik man tą vieną. Kaip aukščiausio lygio restorane. Nu, savininkė labai malonė buvo, labai malonė. Prinešė ten priragauti visko. Ir išlydėjo. Žiauriai gražus laukai iš tikrųjų. Visur. Skaniausias tom jamas visam Tailande. Žiauriai faina šeimininkė, gražiai žmonės pasidaro savo aplinką, kad atrodo kaip net kaip rojui. Ką. Paprastas kambariukas. Su kondišė. 18 eurų ir dar baseinas yra. Ir dabar esam Ranong regione, va. Už 21 eurą dar ir baseinėcas. Toks. Ui, tu durna, čia taip karšta. Tikrai gera kaina, negaliu pykti. Į Varlinyką lipu. Galima užsiversiu tuoj. O ne. Nuslydau. Kaip klip. Žiūrė. Va, kokį aš gėrimą darau. Va šitame. Labai daug videkų visokių yra, kaip 7-Eleven daros gėrimus, bet ten deda 3 skirtingas, ten realiai, kaip 3 skirtingas kolos supiltum, arba ten kola, fanta ir spraitai tą patį. Ten crazy kaip saldu turi būti. Tai aš darau tokį paprastesnį. Va, pasiėmu šitą vitamino C. Ale gėrimą, šiaip jisai jau pats iš savęs žiauriai saldus yra. Įpilu pusę jo.
Ir tada tiesiog įpilu sparkling water. Ir tada va, yra gėrimas, ne per saldus toks. Iš tikrųjų užkampis tas Ranogas, mes važiavom pro čia būtent dėl to, nes tipo gražus kelias turėjo būti. Bet tas kelias buvo visiškai paprastas, ale tipo kalvos aplink. Prie grybo pasimaudyti gaunam bent jau. Po truputį jau leidžia saulė. Girdis tūsai kažkokie vyksta, bet nežinau, nėra labai daug energijos iš tikrųjų. Kai važiuoju taip visą dieną 5 valandas, tai po to nieko nebesinori. Rytoj dar ilgesnė kelionė laukia, realiai. Nu bet ką, toks tas road tripas, ką padarys. Rytoj važiuosim visiškai, absoliučiai vos ne ant Mianmaro sienos. Mianmare dabar vyksta civilinis karas. Jo, rašo 5 valandas su mašina, tai realiai pirda bus kokias 7 jau. Nieko, bus normaliai. Nu ką, nesibaigė vakaras pasirodo. Radau kažkokią, kur labai gerai vertinta burgerinė yra. Kas čia yra žiauriai reta. Kad burgerinės būtų ir kad dar gerai vertintas būtų irgi labai reta. Šiaip labai fainai atrodo. Nu čia taip paprastai viduj, bet va čia atėjom, išsirinkom, pabaksnojom, ką mes norim. Nieks angliškai nelabai. Pagrindiniai žodžiai tik tai keli. Žiūrėsim. Burgeris 2,30 € kažkur. Ten jau supyri ir toksai 3 PM maždaug. Nu ką, neblogai atrodė burgerėtsai, ką. Skaipulytės iš tikrųjų neblogas. Normalius. Paragavom burgerėtsą. Nu tipo, paprastas, geras, naminis toks. Be nieko labai specifinio. 8 pavadžiu. 8 tas. Už 2 burgerius, bulves ir gėrimus sumokėjau iki 8 € kažkur. Tai ką, labas rytas. Balandžio 11 diena, 45 diena Tailande. Ir šiandien laukia viena iš 2 siaubingai ilgų važiavimo dienų. Ir balandžio 13 dieną pas juos prasideda tokia žiauriai didžiulė šventė, kuri vadinasi Songkran, kai jie visi ten pilstosi vandeniu, tiesiog šiauriai keista šventė, aš šiaip nepasidomėjau dar, bet tikriausiai turi kažkokią reikšmę už to pilstymosi, bet šiaip visi tiesiog mieste visur pilstosi vandeniu. Žiūrėsim, ką įdomus šiandien nufilmuosiu. Rytoj ryte turėčiau dar įdomiai nufilmuoti Keivą, kai nuvažiuosim ten iš šalia to Prachuap Kirikano. Pradedam šią sunkią kelionę, ką? Ką, kelionė prasideda. 9 valandą ryto išvažiuojam. Pažiūrėsim, kada atvažiuosim. Nusipirkau ausinės iš 7-Eleven už 5 €. Žiūrėsim, ar atlaikys bent 2 dienas važiavim. Pačiai atrodo Apple ausinės. Ausinės. Back to 2015, klausyk. Pitaka kainavo, veikia. Ten kitoj pusėj Mianmaras. Padarėm dar vieną sustojimą, kas šiaip labai įdomu yra, kad dabar esam per kokį 100 ar net mažiau metrų nuo Mianmaro sienos. Kadangi ten dabar vyksta karas, tokia įtampa yra, įdomu. Nežinau, žiūrėsim, gal ką nors įdomaus pavyks pamatyti. Tai va ten va kitas krantas, kitoj pusė upės yra Mianmaras. Bet jokios vizualios sienos tai nėra, net tilto jokio nėra, nieko. Niekur, kiek per mapsą irgi žiūrėjau, nesimato niekur net tilto jokio. Nu va, atvarėm pavalgyti pietų. Ten va pastačiau pirtą, nespecialiai pastačiau, tiesiog įvažiavau ir užklimpau smėlį, tai tiesiog tingiau traukti, palikau tenai. Pavalgius reiks ištraukti kažkaip.
Pas tai mažokai kažkaip. Pas mane tai neblogai atrodo. Bet ir makaronai neskanus labai, man jie šiaip labai nepatinka. Kokio dydžio bliūdas ir bos. Visas bliūdas. Iki finalinės destinacijos liko 1 minutė. Būsim nuvažiavę apie 305 km ir važiavom nuo 9 ryto iki pusės 6 vakaro. Realiai darbo dieną išvažiavom visą. Belė kaip užpakalis skauda. Bet šiaip labai gražus regionas šitas čia aplinkui, tas Frančuan Piripari kažkoks. Šiaip labai mažai turistų ir labai jauku aplinkui visur, tai rekomenduoju. Viskas. Yra... Čia ežeras yra. O dabar išdžiūvė viskas. Šiaip žiauriai gražu būtų. Na ir dabar gražu man tie kalnai. Visą grožį čia duoda. Toks va kambaranas, žodžiu. Biški beskonybė, bet ką. Labas rytas! Balandžio 12 diena, 46 diena Tailande. Šiandien buvo realiai prieš paskutinę normali naktis. Dabar yra be 15:08. Aš varau į tokį labai specifinį keivą, kuris yra 10-15 minučių nuo ten, kur mes dabar gyvenam. Liepa jau patingėjo, bet man jis žiauriai įspūdingai atrodo, tai dėl to aš bandau varyti. Jis atsidaro tik nuo 8:30, bet nežinau, gal įleis anksčiau. Iš tikrųjų, kaip ir minėjau, šitas Prachuap Khiri Khan regionas labai iš tikrųjų savotišką grožį turi. Ir aš neatsakyčiau vienas gražiausių žemyninės dalies vietų iš vis Tailande. Čia nėra jokių didelių turistinių grupių iš esmės. Labai šiaip graži gamta, kas išskirtinio, kad čia nėra džiunglių tokių, o čia yra tokia savana visur. Ir tos kalvelės aplinkui yra tokioj vos nedikiniai. Visai įdomus vaibas iš tikrųjų. Čia skaitos kaip nacionalinio parko teritorija dar to pačiu. Tai ką tik įvažiavau, sumokėjau už parkingą, reiksai dar bilietą nusipirkti. Nu ką, apsikepūrinau, pasistačiau mocą ir einu dabar ieškot, kur bilietų nusipirkti. Tai nežinau, čia bendrai iš tikrųjų rašo, kad vien nuėjimas čia užtruks apie 1,5 valandos. Galima nusipirkti, kad tave nuplukdytų. Nu, ne visai iki, bet bent jau daugiau nei pusę kelio tave gali nuplukdyti. Aplinkui iš Savolo, tipo, galima plaukti. Tai aš taip nedarysiu, aš eisiu pilną kelią. Gerai, pradam eiti. Nu va, 515 metrų. 515 metrų pirma stotelė. Aš net nežinau, ką reiškia tie 15. Čia tipo atstumas. Ar čia kas? Tiksliai, kad ne jūros lygis, tai... Nu, žiūrėsim. Biški keista, vapšė nieko nėra, aš vienas čia einu. Ai, čia jaučiu iki stotelės likęs atstumas. Viso 4-5 metrų matau. O, iš pačio ryto mankštelė tokia. Neblogai bus. Jau pavargau. Nu kaip gerai, kad aš toks sportiškas, klausyk. Oi.
Aš jau pavargau, belia kaip. 3 metrų liko. Bet aš nesprantu čia. Netikiu, kad iki finalinio taško tik tai. Nu kelias tai toks tikrai. Jam. Fainas aikis, va, ten su tom valtim. Plaukia visur. Blemba gražu iš tikrųjų, wow. 300 metrų. Da jau kažkokį viewpoint. Tai įmas kainavo žmogui 200 bahtų. Kas yra apie 5 eurai. O, va. Viewpointas pirmas. Va ten ir nuplukdo tos žmonės. Tai realiai tave tiesiog perplukdo per va šitą pilną kalvą, pirmą kalvą, kurią aš dabar lipu. Tai tau tiesiog iš kelių tų kalvų, iš 3 man atrodo, į vieną nereikia lipti. Kaip jokingai klasikinis. Pergalvoja anglų kalboje tiesiog. Do not climb. Do not climb for your own safety. Nu gerai, einam toliau. Panašu, kad čia jėgų daugiau prireiks, negu aš galvojau. Nu bet gerai, challenge man patinka, klausyk. Na, šiaip iš tikrųjų visai gerai, kad aš anksčiau atvariau, nes ten parašyta, kad įleidžia nuo 8. Aš kaip tik čiut po 8. Įėjau jau į trasą pradėjau. Ir tai jau yra gan karšta, aš bijau, kad kai reiks atgalai, tai bus belia kaip karšta. Nu bet ką darysi? Your health is still strong parašyta. Jau žino, kad po pirmo kalno ragas. Nieko normaliai, blemba gražu čia. Žiauriai irgi įdomus vaibas. O, beždžionės ten. Eik, tu durna, kokia keista beždžionė ten. Va, sėdi medžius. Bet čia kitokios tos beždžionės. Čia jos yra kitos rūšės, negu kad matėm prieš tai. Čia su tom ilgom uodegom belia kaip. Gerai, šiaip kaip kiet atrodo. Eik ten. Atbėgo šuo, visas beždžionės iš karto sunerimusios. Gal pjauna tie šunės tos beždžionės. Va. Atėjo ir žiūri jisai. Jaučiu pjauna tas beždžionės. Nes beždžionės tai baisiai jau bijo. O jie tiesiog tokie pasiruošę pulti yra. Nu va, atėjo iki checkpointo, kur atveža turistas. Nu va, turistai negavo pamatyti beždžionių. Nu panašu, kad čia kelias daug paprastesnis jau. Dėl to ir atveža čia tos turistas. Nereiktų per tą kalną eiti ir tada gali paprasčiau nueiti kitą keivą. Oi, va, čia visur. Realiai iki keivo yra 625 metrai. Šiaip iš tikrųjų Nidos vaibą duoda čia viskas. Nes daug spygliuočių visur, smėlio. Nėra tokios šaknis visur. Labai kažkaip duoda man tą vaibą Nidos. Nu va, dar 430 metrų. Ir va, net parašyta, anyone with medical conditions, please consider your ability before entering. Nu nežinau, tai čia labai jau nutikė, kad čia bus baisus hardcore'as. Nu ką, žinau, kol kas tai atrodo pusė velnio. Pirma pailsėjimo stotelė. Belia kaip kerta. Žiūrėk, čia net kažkoks medkitas yra. Avdrug. Jau atidarytas. Realiai, jeigu esi buvęs kur nors Kaukazo kalnyne ir nori pamatyti kažką panašaus arba dar įspūdingesnę, tai realiai belieka varyti į Kiniją arba kokį Nepalą. Ir, jo, nes kitur tai
nelabai pasieksi. It's hard. Panašu, kad daugiau mažiau užlipom. Dabar yra be 10:09 ir aš skaičiau, kad iš tikrųjų geriausias vaizdas šitam keivė yra apie 10 valandą. Pasižiūrėsim, gal dabar gerai atrodys. Jūs dar iš tikrųjų net nežino, kas tam keivė bus. Aš jums parodysiu. Bent jau iš nuotraukų atrodo tikrai įspūdingai. Nu iš tikrųjų aura jau biškai įspūdinga. Tie visi keivų snargliai tokie, kaip iš Stranger Things atrodo. Įėjimas į kitą pasaulį. Kietai. Ir gavau visai čia. Nors aš jau kiaurai visų šlapęs, tai man nėra didelio skirtumų. Nu bliam, šitas keivas tikrai įspūdingai atrodo. Net va, matosi ten įėjimas. Pačioj. Čia dar normaliai nulipti reikia. Čia parašyta dry water. Reiškia išdžiūvęs krioklys. Šiaip labai įspūdingai atrodo. Visas net po uola, tiesiog uoloj džiunglės. Čia irgi turėtų būti tarantulų didžiulių. Sakė, va tokiuose keivose dažniausiai ir būna. Kaip gerai atrodo. Bet čia dar ne tas keivas, man. Taip, palauk, ar tai čia ta vieta? Nes nepanašu, kad ta. Taip, aš nieko nesakau, atrodo labai įspūdingai, bet čia turi būti dar templas. Čia nėra. Čia yra Praia Nakhon Cave. Praia Nakhon. Eik tu durnas. Pro kokį tarpą. Tu pažiūrėk, ant kiek gerai atrodo. Ant kiek gerai atrodo. Tiesiog pastatytas mini templas. Ir dar saulė turi kristi ant jo. Gal tai ir sako, kad apie 10 valandą, man atrodo, geriausiai. Atrodo, kai ant jo saulė krenta. Ilsiai tikrai labai įspūdingai atrodo. Žinai, kas dar įspūdingai atrodo? Man rankos. Čia vandenį visus. Veidas man irgi. Čia yra ceremonija. Of monk. Čia vieta. Lemą krypį atrodo tos statulos. Tikrai atrodo labai krypį. Labai tikroviškas. Einam dar apeisim ratuką aplinkui. Lemą šiaip labai norėčiau palaukti 10 valandos, bet čia dar už valandos. Kaip įdomiai, visa ta siena tokiais kažkokiais baltais taškeliais. Nuėjus. Raupai gal. Vėjaraupiai turėjau omeny. Šiaip įspūdinga vieta. Taip pats keilas yra. Wow. Ten dar matau, galima matyti kažkur, tipo čia milžiniškas krateris, jauties kaip vulkane kokiam. Einu pro džiunglės. Keivė. What? Mongu, eik tu viršui, matos beždžionė šokinėja. Visiškai virš duobės, nu. Ale beprotis. Bet visi žiauriai keista, nes čia pilna va visokio augalų. Bet jie visi tokie praradę spalvą nuo tų dulkių viso aplinkui. Bet jie vis tiek auga čia. Tai. Bet koks medis vienas didžiulis vos ne iki viršaus į.
Va, čia irgi parašyta. Do not climb for your safety. Čia va varva. Iš viršaus. Nu, blemą įdomi aura, iš tikrųjų visur čia labai tokia. Nu, įdomu. Tokie. Tipo atremtas, alekmo. Jis tikrai čia neatremtas. Bet, nu, čia tokia simbolika greičiausiai. Ai, tu beždžionė, čia irgi. Irgi beždžionė yra viduj. Tai žodžiu, gražiausias taškas čia būna tada, kai saulė krenta ant to šventyklos. Ir greičiausiai aš nelauksiu, nes nelabai turiu laiko. Šiandien reiks vėl važiuoti apie 5 valandas iki pačio Bankoko jau. Tai reikia po truputį jaučiu pakuotis ir eiti. Ką tik nufilmavau, jaučiu gražiausias gyvenime gyvūnų šotus. Tai jeigu turit pažįstamą National Geographic, I'm all in, volunteerinu, galit tiesiog nemokamai dirbti. Ant kiek yra satisfying gyvūnus iš taip arti filmuoti ar fotkinti. Yra įspūdinga. Nu, dabar dar iš Keivo reikia išlipti, nusileist kalną ir tada perlipti tą pirmąjį kalną. Visai yra reikalų. Šiaip kaip džiaugiuosi. Iš tikrųjų, kad atėjau anksčiau, kai tik atsidarė. Nes žmonių visiškai nebuvo. Dabar tiesiog dešrom einu. Nu ką, kai pagalvoju viskas, liko rytoj paskutinė normali naktis. Nu šiandien paskutinė normali nakvynė, nes poryt, 3 ryto mes jau turim būti oro uoste. Tai praktiškai jau nebenakvosim. Žodžiu, aš čia tyčiaus, kad čia labai lengva bus. Nebuvo labai lengva iš tikrųjų. Aš pradėjau lipti po 8:05 ir dabar yra po 10:05, tai 2 valandas su ėjimu ir grįžimu atgal ir dar pabuvimo ten apie pusvalandą. Tai be kem 5 minutės į vieną pusę, bet tokiu rimtesniu tempu. Belia, kaip sunku dabar. Nu ką, papusryčiaujam 7-Eleven. Papusryčiavom ir lekiam į kelią. Ir lėksim. Nu, bliam, metalinis žirgas, nu tai aukso įsikūnymas tiesiog. Aš pasakysiu, kiek jau pravažiavom kilometrus jo. Pasiėmiau 30 500 rida buvo, dabar yra 32 400. Tai jau beveik 2000 kilometrų. Crazy! Nu ką, sveiki. Tai grįžom mes į Bankoką. Metalinis žirgas atlaikė puikiai. Grįžom maždaug 3:30, išvažiavom gal 11 kokią. Tai šiaip greit grįžom sąlyginai. Nes čia greit keliu lėkiam, o nuo 8 maždaug kokių, tai ir atlėkiam. Nežinau, manau, kad gali būt, kad čia ir baigėsi mano visa Tailando kelionių serija. Tai vis dėlto ne pabaiga dar. Dar paskutinė diena likus. Ir dar šiandien bus keletą pirmų kartų važiuojam. Ką, tai iš tikrųjų vienas iš tų pirmų kartų bus įdomu, norim pabandyti Shake Shack burgerius, kurie yra Bankoke. Ir dar yra dalykas, kad dabar šiom dienom visiškai prasideda rytoj ir poryt yra pagrindinės Sonkrano šventė, tai yra tailandiečių nauji metai.
Čia jau prasidėjus ta šventė. Ir va visi tiesiog. Nu, čia labai maža dalelė to, kas čia iš tikrųjų dėsis dar. Imsim po burgerį. Užsisakėm po burgerį ir bulvyčių. 17 eurų iš viso. 18 eurų. Nu, žinojom, kad čia bus taip brangu, bet tai dėl pabandymo. Kaip čia? Nu, čia į kainą įeina, į kainą. Pradžiai puto ir po to vandens. Nice. Ai. Mažiukai kokie, bet kaip. Nu, taip kokybiškai atrodo visai, sakyčiau. Tokie kaip McDonald's ant steroidų, sakyčiau. Bulvės su sūriu. Meleką. Nebloga. Geras. Labai toksai smoky. Nežinau, dabar kai suvalgiau, tai taip tokios mintis galvoju. Skonis labai natūralus, bet tada tu moki 10 eurų už burgerį. Tai arba tu eini į fast foodą ir nori fast foodo skonio ir jį gauni kaip makė kokiam, arba tu tiesiog pasidarai tokį pat burgerį namie. Nieks neprilygsta tiesiog ponui mėsainiui. Neįmanoma, tiesiog neįmanoma prilygti. Visi šlapi, visi šaudo to vandenį ten. Žmonės net per raudoną bėga. Aha, čia. Tokia šlapia. Bus reikalų. Kiauriai visas mobas šlapas. Ir blogiausia, kai prie šviesoforo esi, nes negali eiti, nieko negali judėti. Ir visi karts ir iš karto pašaudo kažkur. Tu pažiūrėk, ten jie ruošias tiesiog, kol eis per perėją visi. Aš nenoriu. Jie tiesiog su pilnu paketu laukia, žiūrėk. Aš tai net nenoriu. Tiesiog taksistas, vairuotojas irgi šonio ginklą turi, varo šaudo. Eik, aš tai net... Oh my god, čia pavojinga. Oh my god. Tiesiog, tik žalia iš karto dūrė su kibiru. Visas taip užsimoja. Ладно. Žiūrėk, baseinas yra, galima. Baseinas yra. Nu, tipo, toks va vaizdas. Nu, tipo, nėra blogas, nėra geras. Nu, brama, žinai, užsikelt į jau tuos gigantus, tai ten bela kokios kainos. Ką? Mes viskas jau išėjom iš baro, varom Liepą žalia. Jesus fuck. Oh my god. No way. Nu gerai, jau. Visas šlapis. Kiaurai šlapi dabar važiuojam namo ir nežinau, šiaip bairis visai tas sankranas. Reikės jaučiu rytoj atvaryti, nes rytoj visos veiksmus turėtų vykti, tai reikia rytoj atvaryti. Nu ką, paskutinė diena Tailande, balandžio 13 diena. Ir šiandien kaip ir oficialiai prasidėjo sankranas, tai tailandiečių nauji metai.
Tai visi visur taškos vandenį. Pagalvojau, kad gal visai verta parodyti mus irgi. Visur pardavinėja tos ginklus. Ir irgi juokinga, taip sako, kad čia yra viena iš realiai vienintelė diena metuose, kai gali policininkus šaudyti atgal irgi. Nu, ne tai, kad jie labai čia šaudo visus dar. Tiesiog vanduo visur ant žemės. Tiesiog vandens talpos visur milžiniškos. Ir dar šalto vandens kažkodėl su ledu tas vanduo. Čia va žmonės tiesiog kuprinė pilna vandens, 15 litrų parašyta vandens. Jo, ir tepasi su moliu kažkokio dar. Va, kokie kiekį žmonių ir visi purškaliojas. Oi, dar išėjom paskutinį. Išėjom. Pažymėjo. Nu, tai mane irgi. Va. Kvepia, nežinau. Kvepia, kažkoks kaip molis kažkoks. Baby powderis man. Baby Ai, pažiūrėk, pas ją net viską. Visa maikė. Ai, pas mane irgi. Visa maikė, visa kamera. Taip, savo visur. Nu, blema, šiaip dabar mūsų pažymėjo, tai galimai mes dar dabar esam target. Kad susaugs tą veidą. Jo. Skaitam, kad čia yra iš tikrųjų toksai sausas molio miltai tokie. Molio miltai, kuriais jie tepasi ir kitus tepa. Simbolizuoja apsaugą nuo visokių piktų dvasių ir... Pašventina, taip jo, vandens pilstymu tai tiesiog bando nuplauti visas blogą sėkmę ir tiesiog naujai atgaivinti naujiem metam. Nu, bairis, fainai. Tik nežinau, kaip per ateinančias 5 valandas reiks įsidžiovinti rūbus vėl. Vietinių maisteliai. Mes turim paskutinius likusius 230 pinigų, už kuriuos bandysim pavalgyti dar. Nu, grubiai apie 5 eurų jau. Nu ką, tiesiog visiškai šalia namų realiai radom kažkokį, nes labai daug kas uždaryta, nes kadangi nauji metai, tai labai daug kas uždaryta yra. O čia yra vienas iš nedaugelio, kas atidaryta dar. Atsisėdom visiškai tuščia buvo, nieko nebuvo, bet dabar jau va, prisirinko. Ten stalas, ten stalai. Visai yra veiksmo. Ai, čia tavo. Ja. Ne, aš noriu šitą. Nu ką, paskutinė vakarienė Tailande. Jau net ašaros kaupė, sakysi, iš tikrųjų. Galimai nuo to molio iš tikrųjų, bet... Labai skaniai. Ką, puikiai pavalgėm. Jo, vos atsigauna po. Šiaip belė kaip aštru buvo mano. Aš nežinau, aš bijau, man bus problemų jau lėktuvė rytoj. Tai esmė tokia. Nuo Bankoko iki Chiang Majaus, iki Pai. Tada virš 2200 kilometrų road tripo. Nuo Bankoko iki pat Ranongo, iki pat Pangna regiono. Realiai išmaišėm visą Tailandą. Labai ačiū visiems palaikiusiem. Buvo labai faina buvo viską dokumentuoti, nes papušinau save irgi kai kuriuose situacijose daryti daugiau, pabandyti daugiau. Tai labai dėkoju visiems, kad buvot su mumis ir iki kitų